Sveiki, su jumis sveikinasi Tomas Lengvenis ir tai yra Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto žinios. Žakas Liudegofas studijavosi ekonomiją dėstė. O aktuali informacija visiems studentams. Įsibėgėjant naujiems mokslo metams ateina ir termino pabaiga, iki kurios galima pateikti prašymus stipendijoms. Socialiniai stipendijai prašymą yra būtina pateikti iki spalio 10 dienos, o vienkartiniai stipendijai gauti prašymą reikia pateikti iki spalio 25 dienos. Todėl asmenys, pretenduojantis į šias stipendijas, turėtų suskubti teikti prašymus kuo greičiau. O dabar rubrika po paskaitų jums pristatys mano kolegė Laura Lapėnaitė. Sveiki, aš esu Laura, o čia rubrika po paskaitų. Šiandien mes pakalbinsime socialinės srities koordinatorių Andrių Linską, kuris man trumpai pristatys artėjantį stalo tenisų turnyrą. Taigi, sveikas, Andriu. Labas, Laura. Tai gal galėtum trumpai pasakyti, kas tai per turnyras, kas jį organizuoja? Taip, žinoma galiu. Tai stalo teniso turnyras skirtas visiems Saulėtekio fakulteto studentams ir jisai vyks Jungiamuosiuose rūmuose. Jame gali dalyvauti visa administracija, dėstytojai ir taip pat žinoma studentai. Ir ką žmonės turi daryti, norėdami jame dalyvauti? Ar yra kokia registracija? Taip, yra registracija, reikia užpildyti registraciją internetu bei atnešti 3 litus į atstovybę. Ir paskutinis, gal pats svarbiausias klausimas, kada ir kur vyks šis stalo teniso turnyras? Stalo teniso turnyras vyks Jungiamuosiuose rūmuose tarp ekonomikos ir teisės fakultetų ir jis vyks spalio 14-15 dienomis. Na, o dabar pakalbinsime Vilniaus universiteto sveikatos ir sporto centro lektorių Rimantą Turskį. Sveiki, Rimantai. Gal galėtumėte trumpai pristatyti rektoriaus taurės varžybas? Kas jas organizuoja? Jas organizuoja Vilniaus universiteto sveikatos sporto centras, tačiau kiekvienais metais yra šeimininkai kiti. Ir šiais metais yra ekonomikos fakultetas šeimininkai. Įeina 11 sporto šakų. Tradicinis krepšinis, futbolas, lengvoji atletika, stalo tenisas, vienu žodžiu 11 sporto šakų. Ką turėtų padaryti studentas, kuris mėgsta sportuoti ir norėtų dalyvauti šitoje varžybose? Ar yra kokia nors galimybė tam? Be abejo yra. Aišku, kai kurios sporto šakos yra, kur tikriausiai būtų sunku pagulti tą savo fakulteto rinktinę, bet taip atviri visi keliai. Tai kokiegi prizai tenka pirmoms, trečioms vietoms nugalėtojams? Kiekvienais metais vis kažką tai naujo sugalvoja. Pavyzdžiui, yra sportiniai marškinėliai, kažkokie termosai yra. Kaip studentam, man atrodo, gerai. Kokios dabar artimiausiu metu vyks varžybos, kad studentai galėtų ateiti ir palaikyti savo draugus? Artimiausiu metu bus finalai. Šį savaitgalį tai merginų krepšinį. Ir pradeda vaikinai krepšininkai, kai pradeda varžybas. Na ir už poros kažkur tai savaičių pradėsim tikriausiai futbolą. O kas naujo Vilniaus universiteto studentų atstovybėje ekonomikos fakultete? Apie tai jums daugiau praneš Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto studentų atstovybės koordinatoriai. Vilniaus universiteto studentų atstovybė ekonomikos fakultete rugsėjo mėnesį nuveikė tokius darbus. VUSEF pirmininkas dalyvavo tam tikruose posėdžiuose, kuriuose buvo nešama Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto studentų nuomonė, taip pat VUSEF nuomonė. Tai pavyzdžiui, VUEF tarybos posėdis, VUSE parlamento posėdis, VUSE tarybos posėdis ir daugelis kitų. Vilniaus universiteto studentų atstovybės ekonomikos fakultete žmonių išteklių koordinatorius per rugsėjo mėnesį prižiūrėjo tam tikras lenteles, kuriuose atsispindėjo VUSEF narių aktyvumas, VUSEF narių sąrašas, taip pat tai, kaip koordinatoriai dirba su savo naujaisiais nariais, VUSEF pirmakursiais, kitaip dar vadinamais fuksais. Grupių atstovų taryba rugsėjo mėnesį rinko naujus 1-4 kurso grupių atstovus. Taip pat įvertinome pirmasias VUEF paskaitas rudens semestre. O jau spalio 10-12 dienomis vyks išvažiuojamieji VUEF GAT mokymai, kurių metu kelsime grupių atstovų kompetencijas. Taip pat visą rugsėjo mėnesį aktyviai ruošiamės pirmakursių krikštynom ir visi pirmakursiai kviečiami spalio 16 dieną pasikrikštyti. Rugsėjo mėnesį
VUSAF patalpose buvo pakabinti visi VUF studentų paskaitų tvarkaraščiai, taip pat šalia atstovybės pakabintas VUSAF koordinatorių plakatas bei studentai informuoti apie radinių biurą. Taip pat reklamuoti rugsėjo 1-osios VUSAF atvirų durų dienos, kultūrinės veiklos mugės bei rektoriaus taurės sporto renginiai, sukurti rugsėjo ir spalio mėnesio renginių Facebook viršeliai, suorganizuoti reklamos mokymai, taip pat pradėtas projektas Aš žinojai kad. Rugsėjo mėnesį organizacinė sritis suorganizavo Vilniaus universiteto kultūrinės veiklos mugę ir taip pat VUSAF susipažinimo vakarą. Lygiai taip pačiai kaip organizacinė sritis ir marketingo sritis po intensyvios vasaros, kuomet buvo ieškoma rėmėjų VUF pirmakursių stovykloms, per rugsėjo mėnesį pradėjo dirbti su vardinėmis stipendijomis, įvyko pirmieji simuliaciniai skambučiai VUSAF marketingo nariams ir įvyko marketingo mokymai. O dabar studento balso rubrika jums pristatys Raminta Stonytė. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Raminta Stonytė, ir pristatau jums rubriką Studento balsas. Šiandien bandysiu pakalbinti kelis fuksus ir sužinoti, kaip jie jaučiasi prieš artėjančias krikštynas. Ar laukai krikštynų? Labai. Kaip labai? Labai. O ko tikėsi iš jų? Labai daug. Pavyzdžiui? Labai daug. Kad bus taip pat faina kaip stovykloje, tik bus daugiau šviesų, daugiau garso ir mažiau purvo, mažiau mėšlo. Ar laukai krikštynų? Ja, aš labai laukiu krikštynų. Tikiuosi, jos nebus tokios baisios kaip stovykloje. Tai ar laukit krikštynų? Laukiam, aišku. Mažiau vandalizmo negu praeitą kartą. Atėjo metas atsisveikinti. Dėkojame jums visiems žiūrėjusiems Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto žinias ir sakome jums iki pasimatymų.